dar keletas mokymo atidarymo sesijos pastabų. Nusprendžiau, kad turbūt vertėtų dar trupučiuką pakalbėti apie tai, kur jūs rasite mokymo šaltinius, kur reikia prisijungti, galbūt kur reikia užsiregistruoti ir panašiai. Taigi, pradėkime. Prieš jūsų akis yra pateiktas tinklalapis learning.ucc.lt ir pakliuvę į šį puslapį jūs turite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį. Manau, kad šį vartotojo vardą ir slaptažodį jūs gausite tikriausiai elektroniniu paštu ir mokymo organizatoriai, perkančioji organizacija jūs užregistruos šiame tinklalapyje ir jum atsiūs tiek vartotojo vardą, tiek slaptažodį. Jum beliks tik tais prisijungti. Aš irgi prisijungsiu dabar. Ir prisijungus jūs pamatysite tam tikrus mokymus. Šis langas galbūt trupučiuką skirsis nuo to, ką matote jūs, nes tai, ką matote lange, programoje, priklauso nuo to, koks yra jūsų vartotojas. Šiaip ar taip, jums reikėtų pamatyti tarp mokymų punktą, kuris vadinasi simuliacinės aplinkos. Spraktelsiu šį punktą ir pamatysiu, kad ten yra dar 5 papunkčiai. Mažiausiai 2 iš jų jums yra reikalingi šių mokymų metu. Jūs turbūt užsiregistravote į kažkuriuos iš 4 mokymų, galbūt netgi daugiau kaip į vieną, galbūt į keletą. Tai pažiūrėkime, matau štai antras punktas – IT simuliatorių, programavimo technologijų ir kūrimo metodikų taikymas. Simuliatorių techninė įranga, simuliatorių matematiniai modeliai ir simuliaciniai metodai skirtingose kultūrinėse ir ekonominėse terpėse. Simuliatorių ir simuliacinių metodų pritaikymas eksportui. Taigi čia yra 4 pagrindinės temos ir mažiausiai į vieną iš šių mokymų jūs esate užsiregistravę. Tačiau net jeigu jūs užsiregistravote į vieną ar netgi jeigu užsiregistravote į daugiau mokymų, bet kurio atveju visiems jums yra paruoštas dar vienas mokymas, dar vienas punktas, tai simuliacinės aplinkos Open Simulator naudojimas. Bet kuriame kurse dalyvaujantis besimokantysis kursų dalyvis naudos būtinai ir simuliacinės aplinkos Open Simulator naudojimas. Ir taip pat būtinai dar naudos kažkurį mažiausiai vieną punktą iš esančių žemiau, priklausomai nuo to, į kokį mokymą jis užsiregistravo. Taigi, tarkime, kad aš užsiregistravau į IT simuliatorių programavimo technologijų ir kūrimo metodikos taikymą, sprakteliu šį punktą ir pamatau turinį. Matote, kad yra filmukai, taip pat yra failai pateikti, tai sakysim, pagrindė prezentacijos ir jūs tiesiog spaudžiate pelite atitinkamą punktą, pamatote medžiagą, tai gali būti filmas, tai gali būti prezentacija arba pateiktis, kažkoks tai tekstas, galbūt lentelė, galbūt šiaip tekstinis dokumentas. Taigi jūs visą tai skaitote, studijuojate, mokotės. Na, o tai čia, sakyčiau, būtų teorija, o kada mes kalbame apie praktiką, tai praktinė dalis, kaip naudotis simuliatoriumi, buvo pateikta puslapyje prieš tai. Praktinė dalis yra simuliacinės aplinkos Open Simulator naudojimas. Spraktelsiu. Ir čia jau jūs rasite medžiagą skirtą praktiniam Open Simulatoriaus naudojimui. Čia atrasite ir praktinės užduotis, ir kaip jas atlikti, ir kaip naudoti Open Simulatorių, ir kaip prie jo prisijungti, ir kaip užsiregistruoti, ir taip toliau. Taigi būtinai skaitykite, būtinai naudokitės.
Na ir paminėsiu, kad norėdami prisijungti prie Open Simulatoriaus, jūs turėsite užsiregistruoti puslapyje, va štai matote jo adresą cgrid.navigatorius.com /8002 Wi-Fi. Tai šiame puslapyje kiekvienas turėsite užregistruoti savo avatarą. Jeigu kažkam nepavyks užsiregistruoti, jūs kreipsitės ir mes jums padėsime, galbūt net užregistruosime jūs vietoje jūsų, jeigu pasirodys labai sudėtinga. Bet šiaip ar tai pradėkite nuo to, kad jums reikės spraktelėti nuorodą Create Account. Spraktelėjus Create Account reikia užpildyti tokią standartinę, labai nedidelę, labai mažai norinčią žinoti apie jūs formą. Tai pirmas vardas, antras vardas. Pirmas ir antras vardas, tai turima galvoj avataro vardas. Tai nereiškia, kad tai turi būti jūsų vardas ir pavardė realiame gyvenime. Visiškai nebūtina, mes negalim jums to uždrausti, bet galbūt, sakyčiau, rekomenduočiau, kad geriau, kad tai būtų išgalvotas, virtualaus pasaulio jūsų vardas. Pirmas vardas ir antras vardas, sakykime, vardas ir pavardė. Toliau reikia nurodyti elektroninio pašto adresą, susigalvoti slaptažodį, dar kartą jį pakartoti ir pasirinkti avatarą. Šiuo metu jūs galite rinktis iš 4 avatarų. 2 avatarai yra vyriškos lyties ir 2 avatarai yra moteriškos lyties. Tarkime, jeigu jūs norite moteriško avataro, jūs spraktelėti Female 1 Model. Spraktelėjau ir matau, kaip atrodo šitas avataras, nuotraukytė, ar ne? Jeigu norite peržiūrėti visas nuotraukas, tai žemiau yra toks mygtukas, kuris vadinasi Fotos. Jūs paspaudinėjate, pasižiūrite, kokių yra avatarų. Ir pasirenkate atitinkamą. Užpildus anketą, spaudžiate mygtuką Register ir turėtumėte gauti į savo pašto dėžutę laiškelį, elektroninį laišką su patvirtinimu, kad jūsų registracija yra sėkminga. Galbūt dar pasakysiu, kad jeigu ateityje jūs norėtumėte prisijungti prie savo avataro, taip sakykime, aplankų, peržiūrėti tam tikrą informaciją, galbūt kai ką pakeisti, išsivalyti inventorių ar panašiai, tai dešiniai pusėje jūs matote tokį punktą login, first name, last name ir vietą įvesti slaptažodžiui. Paspaudus mygtuką login, jūs galite pakliūti į savo paskyrą ir ten ką tai valdyti. Va, tai tokia būtų avataro registracija. Tačiau tai yra dar ne viskas. Jum dar prireiks taip pat ir žiūryklės, kuri yra reikalinga tam, kad prisijungti prie virtualaus pasaulio ir jį matyti. Žemiau matote punktą Downloads ir visą sąrašėlį. Spauskite Firestorm, jeigu jūsų kompiuteris yra pakankamai naujas, turi gerą vaizdo kortą, pakankamai galingą procesorių ir taip toliau. Pastebėkite, kad yra keletas variantų naršyklės, tai ir Windows operaciniai sistemai, ir Macintosh'ams, ir Linux'ui. Parsisiųskite tą versiją, kuri yra jum tinkama. Po to Firestormą reikės įdiegti. Na tai žinote, spaudžiate 2 kartus parsisiųstą failą ir sekate instrukcijas. Tai žodžiais tariant, next, finish. O kada naršyklė žiūryklė bus suinstaliuota, įdiegta, tai ją reikės dar pakonfigūruoti. Kaip pakonfigūruoti, jūs atrasite taip pat šitame tinklalapyje. Pažiūrėkite, toks yra punktas dešiniai pusėje viršuje How to Connect. Jis spraktelėjus atsiranda paveikslėlis, kuris jum paaiškina pažingsniui iš viso 12 žingsnių. Štai pirmas žingsnis, antras žingsnis, trečias ir taip toliau. Atlikite šituos žingsnius, juos reikės padaryti tik vieną kartą jūsų žiūryklėje ir po to jūsų žiūryklė jūs prijungs prie virtualaus pasaulio ir jūs galėsite praktikuotis. Mes pateiksime šitą informaciją dar smulkiau. Žiūrėkite sekančius filmukus, skaitykite sekančius failus ir be to kreipkitės į mus, jeigu jums bus kažkas neaišku.
Suprantu, kad galbūt pradžioje atrodo informacijos labai daug visko, bet, na, už tai išmoksite kažką naujo. Linkiu visiems sėkmės. Na ir ką, ir startuokite.